Vilniaus statybininkų rengimo centras – tai vieta, kur gimsta mūsų meistrai. Centras siūlo platų specialybių pasirinkimą – mūrininko, betonuotojo, apdailininko ir kitas statybų sektoriaus profesijas. Mokymai vyksta moderniose dirbtuvėse, kurios atitinka realias darbo sąlygas, o užsiėmimus veda savo srities profesionalai. Susipažinkite su dažymo darbų profesijos vyriausiaja mokytoja Daiva Borisevič. Ji pristato, kur ir kaip studentai mokosi dažymo technikų. Mokiniai išsiglaisto, užsidažo, išsilygina paviršius, gipsinius paviršius, tinkuotus paviršius, paviršius betoninius. Paskui pas juos prasideda, kaip šiuo momentu jau vyksta, eina statinių paviršių dekoravimas, nes prie jo sugrįšiu. Ir kitais metais, čia pas mus 2 metus mokinasi, jie eina su tik specialybėm, daugiausia su viduriniu išsilavinimu. Ir kitais metais jie mokinsis pas mus statinių paviršių mechanizavimas, kur viskas mechanizuotai. Glaistom, purškiam mechanizuotai, šlifuojam su žirafom, viskas. Ateikit kitais metais rudenį, pamatysit mechanizuotą. Tik nuimam kiekvieną kartą dokumentelę. Perbraukiam ir nuimam. Ir turi būti vienodai. Ir jeigu mes matom, kad jie eina jau ne vienodai, vadinasi, ką turim dadėti? Ko? Glaisto, teisingai. Čia bandėm daryti, matot, su skirtingais poliukais. Dekoravom, čia dar jisai su juostom darys, tai, nes yra pagal programą glaistimas, darbas su dekoratyviniais glaistais, darbas su trafaretais, eina paskui darbas su įvairiais elementais ir įrankiais, kad išgauti įvairias faktūras. Čia Povilas pas mus, matot, irgi dekoruoja su glaistais, kelios faktūros, viena uždėta su glaisto keliom spalvom, kita. Čia imitavo medį. Irgi eina 2 spalvom, prieisimot prie Gedimino, ten įrankis yra. Čia buvo irgi, matot, dažymas su juostom panaudotas ir naudojo jisai kelias spalvas. Dabar kažkaip sako, kad dažymas nemadoj, bet jeigu pasižiūrėsite internete, tai tikrai jisai sugrįžta prie interjero, nes tu gali pasidaryti savo spalvas, prie baldų, kažkokį tai vaizdą. Ir va čia pasiruošęs irgi užsidėti trafaretą. Prieš tai pas mus buvo temos apmušalai. Anksčiau, kaip sakydavo, tapetai, dabar klausia, kodėl ne tapetai apmušalai, nes apmušalai įtraukia daug dabar, kaip sakyčiau, įvairių rūšių tuos tapetus. O yra, pavyzdžiui, ir viniliniai, ir stilko pluošto dažymi tapetai. Ten mes pamatysim kamštinę dangą, todėl kad jie visi jau ant paviršių ir gaunasi kaip apmušalai. Tai va irgi žiūrėjom, kad skysti stiklo pluošto tapetai gali būti irgi dažomi įvairių spalvų, galima juos dekoruoti, susideda juostos, galima su raštu, raštai viršų, čia į apačią, tai irgi įvairūs darbai. Čia darbai, matot, yra su skystais tapetais, vaikas visi norėjo darosi ir užsimirko ir gali daryti net su raštais. Jeigu pastebėsit, tai va šiuo momentu Gediminas irgi dirba su skystais tapetais. Čia jisai jau, matot, yra paruoštas, jeigu pažiūrėsit, va tokia jau masė yra išmirkyta ir mes ją parduotuvėse matome maišeliuose. Jinai yra, matot, sausa ir jinai čia yra jau su klijais, su viskuo, maišosi tik tai su vandeniu ir su mentelėm užsideda ant paviršių. Taip, gaunasi vadinasi skysti tapetai, o va čia irgi ruošiasi medienai ir medieną užsideda, turim specialių įrankiai, elementai specialūs, išdžiūsta viena spalva, dedam kitą ir išgaunam va tą faktūrą, kurią matėm pas Povilą. Raimondas čia irgi bando dekoruoti. Vieną kartą po traukti, to daugiau galvus. Tai jau nužygiavo lapelis ir čia nedadėjai taisyklis. Čia pas mus biški matosi darbelio, kai turim iš gimnazijų, technologijos pamokas. Tai irgi rodom jom, kaip su juostom, kaip su taip. Darosi ant medinių paviršių, matot, trafaretai dedasi. Taip pat bandom iš gipso išsilieti ant silikoninių formelių kažkokius darbelius ir kažką tai panaudoti, kad nebūtų jau kažkaip sakant standartiniai darbai.
Tai va ta mūsų apdaila, tas dažymas, su kuriuo aš susidūręs, matot, negalima vienu žodžiu pasakyti, nes įtraukia 3 modulius, įvairius darbus, įvairius dekoravimus ir žinoma leidžia mokiniam pasireikšti. Visada sakau, jeigu jūs kažkokią viziją gražią pamatėt, norit namuose pabandyti, pabandom klasiai, o tada nesugadinsit ir namuose. Taip kad, kam įdomi šita specialybė, traukia, kviečiame, ateikit, pasimokykit, išbandykit savo jėgas ir viskas bus gerai, svarbu bendradarbiauti ir tikslas bus pasiektas. Apie visuomenėje vis dar gyvuojančius stereotipus kalba karjeros specialistė Inga Steckienė. Ji pabrėžia, jog profesinis mokymas puikiai galimybė iš karto įgyti paklausę specialybę, o pasirinkimas mokytis amato tikrai nėra prastesnis už akademinės studijas. Tikrai stereotipai dar yra labai gajus mūsų visuomenėje, kad profesinis mokymas yra tik tai tiems, kurie nieko negali, arba tik tai tiems, kurie gyvenime nieko daugiau nepasieks, tik tai įgys tam tikrą specialybę, negalės siekti aukštumų karjeros srityje arba siekti tam tikro universitetinio išsilavinimo, bet tai yra visiškai netiesa. Ir šiuo metu profesinis mokymas, jis iš tikrųjų tai atgimsta. Ir tai yra puikia galimybė įgyti tam tikras profesijas, kurių galbūt nedrįso arba tiesiog tėvai nenorėjo, kad jų vaikas turėtų ir galėtų tiesiog būti darbo rinkoje. Tai yra puikia galimybė iš tikrųjų ateiti mokytis į profesinės mokyklas, nes šiuo metu bazės visose profesinėse mokyklose yra tikrai labai aukštos kokybės, mokymas vyksta, mokytojai irgi yra puikūs profesionalai, puikūs specialistai ir darbo rinkoje būtent tų žemiškų profesijų yra iš tikrųjų labai didelis trūkumas ir mokiniai pabaigę profesinės mokyklas, tiek mūsų, tiek kitas profesinės mokyklas, jie puikiai tiesiog įsilieja į darbo rinką, jie tikrai suranda norimą veiklą ir uždirba tikrai nemažus pinigus. Galbūt galiu tokią asmeninę istoriją pasidalinti, kada mano auklėtinis labai norėjo ateiti į šitą profesinę mokyklą, bet mama tikrai labai baiminosi, kad čia gali nutikti kažkas blogo, nes tikrai buvo įsitikinus, kad tas stereotipas, kuris buvo anksčiau vyravo, kad jau profesinės mokyklas renkasi patys blogiausi mokiniai, tikrai labai bijojo išleisti tą vaiką čia, bet jisai 2 metus prašė mamos, kad jam leistų mokytis pas mus, nes jo draugas čia mokosi. Tada su draugu abu ėjo kryžiaus kelius, kad ta mama ateitų ir pamatytų, kaip ta profesinė mokykla atrodo iš vidaus. Ir kada mama visgi sutiko ateiti ir pamatyti, kad viskas čia gerai, tai dabar tai tas mokinys atsigavęs, atėjęs galų gale mokytis pas mus, jis yra labai laimingas, jis atrado savo vietą, jis jaučiasi, kad tikrai kaip namuose ir tikrai dabar mama jau sako, kad tai yra geriausias sprendimas, kokį aš priėmiau savo gyvenime. Vilniaus statybininkų rengimo centre mokosi ir gimnazistai. Gimnazijos klasės mokinys Marius Šečkus dalyjasi įspūdžiais ir pasakoja, kuo skiriasi mokymas centre nuo įprastų pamokų gimnazijoje. Tai tie skirtumai yra labai tokie paprasti. Tai gimnazijos klasėse, kadangi mokytojai turi labai daug mokinių, tai yra 4 klasės, sakykime, 10 klasių būna kai kur ir daugiau, 5, 6, 7, o čionais, kadangi turi po vieną 9 klasę ir 1 10, kadangi jų yra nedaug, visi kiti mokosi gimnazijose. Ir tie mokytojai labiau žvelgia į mokinius, labiau į juos atsižvelgia, į jų poreikius, į kaip juos mokyti ir labiau jais rūpinasi. Labiau stengiasi jiem padėti, stengiasi padėti tie, kurie mažiau supranta ir stengiasi pastumti tuos, kurie ir taip daug supranta. Tai va čia yra tas pagrindinis skirtumas, kuo skiriasi gimnazijos klasės čia nuo gimnazijos klasių gimnazijose. Technologijų pamokos tikrai milžiniškas šuolis yra nuo gimnazijos, tai čia daug plačiau ir su stalių profesija daug susidurėm. Vieną pusmetį buvo stalių profesija, realiai mes darėm, tai medį drožinėjom ir taip toliau, o kita dalis profesijų buvo apdaila, tai realiai ir plytelės klijavimas, ir apdaila, ir tas labai toksai didelis irgi kontrastas nuo gimnazijos mokyklų.